Žaidėjas pasišypso. Tuikas kaip apibėgo dabar Rasimavičius, smūgis rikošetas, atšokęs kamuolys ir 1-0. 1-0 Hugo Figueredo. Daug nereikėjo Hegelman aštrių situacijų, bene antroji aštresnė ir Hugo Figueredo muša pirmąjį kauniečių įvartį šių metų OptiBet A lygoje. Šeštasis proga dabar Kauno ekipai. Tumba Pita. Išsisuka tarp dviejų žaidėjų. Dabar geras perdavimas, baudos aikštelė. Perduoda kamuolį ir 2-0. 2-0, 38 numeris. Luanas siunčia kamuolį į vartus, bet drąsiai pusę šio įvarčio reikia įrašyti žaidėjui, kuris varžovai turėjo progų. Bet iš esmės kamulio kontrolė ir toks laukimas savų momentų. Šitas pas Hegelmanus yra Hugo Figueredo. Pramuša Vincentą Šarkauską. Na, čia jau turbūt vartininkai neduos sumeluot. Čia, kaip sakoma, tokius reikia imti. Turbūt pametė šiek tiek. Lipas taip pat jau matomas aikštėje. Dabar standartinė situacija ir atsakomasis įvartis. Niekas čia dar nėra baigta. Filipas Dangubičius muša įvartį, ne jis ten buvo iš pradžių, kuris turėjo pačią geriausią galimybę. Kamuolys pataikė į vartų konstrukciją, o vėliau uždarė situaciją kroatas. Žao Pratešui Tomo Rapalavičių, kuris sezono starte pelnė ir įvartį. Čia dabar Hegelman turi unikalią galimybę. Cezinija, vartai tušti, Maiklas Tuikas ir 1-0. 16 rungtynių minutę. Kauno rajono Hegelman muša pirmąjį įvartį ir Maiklas Tuikas taip pat oficialiuose rungtynėse atsidaro, atstovaudamas Hegelman komandą. Na, čia jau viskas buvo jam sukurta, vartininko nebuvo vartuose ir tiesiog galėjo Maiklas Tuikas prisitaikyti, tą ir padarė ir muša įvartį išvesdamas į priekį. Matulevičius perimtas kamuolys iškart į priekį, Dangubičius nėra nuošalės, Dangubičius ir rezultatas didėja 2-0. Filipas Dangubičius aikštėje pasirodė po keitimo ir nepaisant to, kad žaidžia dar pakankamai mažą minučių kiekį šiose rungtynėse, jis jau sugebėjo pasižymėti ir tai yra jo antras įvartis šį sezoną. Hegelman muša įvartį ir tai be abejo yra labai svarbus šiose rungtynėse momentas. Žgauskas fiksuoja atitiklių pažeidimą, ne jis, tačiau kamuolys tinkle ir 49 numeris. Cezinija, štai toksai netikėtas ėjimas, visi laukė Hugo Figueredo smūgio, tačiau Hegelman atakos sparne, Hugo Figueredo, jo labai pavojingas perdavimas ir vėl neužtikrinti žaidžia Kornelijus Smilingis ir Samuelis Odevoibo. 29 metų futbolininkas iš Nigerijos, bėga link techninės zonos, Samuelis Odevoibo. Baudos aikštelę, nei per aukštai, nei per žemai, dabar jau Klaudijus Substas ir Samuelis Odevoibo. Skersinis ir neįtikėtina, tačiau kamuolys vis tiek atsidūrė vartuose. Nuošalė, taip, Rolandas Adžgauskas fiksuoja nuošalę, bent jau dabar gali šiek tiek lengviau atsikvėpti šeimininkus ir galėjo pasistabdyti kamuolį ir tiksliau, o čia galimybė kontratakuoti. Cezinija. Jo smūgis į vartus ir Kornelijus Smilingis, norėjau sakyti, gelbėja savo komandą, tačiau panašu, kad šiandien Kornelijui išgelbėti bangos tikrai nepavyks. Ir dar vienas įvartis, 3-0, Cezinija. Smūgis iš kairės, nu toks, pakelti ranką ir sakyti, bandys dar įmušti įvartį, 3-0, be abejo solidu, tačiau visada norisi daugiau ir štai tas daugiau Filipas Dangubičius. Galva, pakaušiu, nežinau, kaip čia pavadinti, smilkiniu, reikėtų iš naujo pasižiūrėti. Visiškai laisvas, niekieno neprižiūrimas futbolininkas iš Kroatijos. Kelis naujų žaidėjus Hegelman komandoje, taip pat ir jų paskeitimas. Thompsonas Gavi. Tas Viliaus Armanavičiaus pakaitalas gali būti ir Cezinija, o čia Thompsonas Gavi, jo, dar vienas perdavimas ir dar vienas Cezinijos įvartis, tai hat-trikas.
Tai 5-0, minėjau, kad tai buvo stambiausia pergalė tarpusavio rungtynėse. Hegelman praėjusių metų Liepą 5-0 Kaune sutriuškino Gargždų Bangą. Dabar atakuoja Hegelmanai, Figueredo kairiame krašte, perdamas į baudos aikštelę, labai pavojinga ir 1-0. 1-0 Filipas Dangubičius, 10 numeris, ten aišku buvo ir rikošeto pagalbos, bet ataka graži, esminis aišku buvo Figueredo. Taip, kirtimas bus pakartojamas nuo atakos pradžios, bet ten puikiai Regneris Smitas susitvarkė su Vilium Armalu, pasiekė kamuolį, muša ir Hugo Figueredo 2-1. Na ką sakiau apie rezultatyviausias komandas, čia tik spėk rašyti ir žymėti. Epizodų 57% laiko kamuolį kontroliavo Kauno žalgiriečiai, tai dabar galime pasidžiaugti, nes Filipas Dangubičius grąžina intrigą, laiko tikrai dar yra, o Filipas Dangubičius įrodinėja, kad turi tam tokią puolėjo uoslę, žaidėjas, kuris gali kad ir 70 minučių būti faktiškai nepastebimas. Na, pažiūrėsim, ar smūgiuos į vartus. Ne, dar vienas perdavimas. Filipas Dangubičius, kaip puikiai tvarkosi. Filipas Dangubičius ir štai čia turime įvartį. Kol visi sustinkę žiūrėjome į Notą Rumšą ir laukime, ar bus ženklas, signalas, parodantis į 11 metrų žymą. Cesinija, tikslių smūgių kaire, iš už baudos aikštelės ribų. Sužaidė per tuos 2 metus 65 mačus A lygoje, praleido lygiai 65 įvarčius ir čia Filipas Dangubičius, trečiasis įvartis! Kol kalbėjau, kol skaičiavau, Igno Plūko statistika dar labiau suprastėjo, o Filipas Dangubičius demonstruoja, kad galbūt ir jam vertėtų skirti daugiau dėmesio, galbūt ir apie jį vertėtų kalbėti daugiau, kai turi potencialų. Ir dėl to Viliui Armalui šiandien tenka rungtyniauti ir krašte. Čia galimybė ir 1-0. Išsiveržia Kauno rajono Hegelman komanda į priekį ir vėl ne kas kitas, o Filipas Dangubičius. Žaidėjas, kuris toliau didina savo įvarčių kraitį. Na, neįkainojama galimybė. Dar viena klaida, čia Dangubičius, jo smūgis ir įvartis gražuolis čia. Dar viena Filipo Dangubičiaus strėlė, ir tai yra kol kas nebejotinai geriausias Kauno rajono Hegelman pirkinys. Tai čia Dangubičiaus perdavimas ir nenutarė, kuris iš Hegelman žaidėjų turėtų eiti prie kamulio. Dangubičius, dar viena jo galimybė ir 3-0. Na ką išdarinėja Filipas Dangubičius. Aišku, čia kažkiek ir pasisekė, kamuolys galų gale jau nukrito kroatui po kojomis. Bet net ir tada reikėjo dar kelis varžovus suklaidinti, reikėjo kamuolį susitvarkyti ir reikėjo pataikyti į vartus. Ir per sezoną sužaisdavo vos keletą rungtynių. Turėjęs ir traumų. Čia baudos aikštelėje kamuolys ir didis Lutumba Pitachas. Dabar muša įvartį galvą, kone turbūt žemiausias Hegelman ekipos žaidėjas esantis aikštėje. Dabar sugeba iššokti ir nuginkluoja. Vilius Stebri, pastarasis bandė išeiti ant kamulio. Čia perdavimas nuo kampinio gairelės ir 5-0. Samuelis Odeoibo tiesia rankas į šonus ir džiaugiasi įvarčiu. Komandos kapitonas jau 5. Likinėjai, kuomet bandai kažką paspręsti priekyje, išlyginti rezultatą, o čia 1-1. 1-1, bešnekant man, matome, kas darosi. Galingas smūgis į viršutinį vartų kampą. Ir Gavi Thompsonas ar rezultatą varžovų dar keli aštrūs momentai, labai sunkiai sekasi ir atrodo jau pavyko momente. Opa! 2-2.
Tai Gavi Thompsonas lygina rezultatą, vėl smūgių iš oro ir atrodo, kad Gavi Thompsono pykčio užtenka ne vienam ir ne dviem įvarčiam. Figuredo perdamas į baudos aikštelę. Kova dėl šio kamulio. Pavyksta išmušti kamulį už savo baudos aikštelės ribų riteriams, bet ten būtent pirmasis prie kamulio buvo Thompsonas Gavi. Jo smūgis, o galiausiai viskas baigėsi ir pirmojo įvarčiu šio vakaro rungtynėse. Ir šio įvarčio autoriumi tampa 17 numeris Patrikas Popescu, kuris pirmasis buvo prie atšokusio kamulio, prie patogiai atšokusio kamulio šiam rumūnui. Ir viskas baigėsi tuo, jog Kauno rajono komanda veržėsi į priekį šio vakaro rungtynėse. O Patrikas Popescu pelno pirmąjį savo įvartį šio sezono OptiBet A lygos rungtynėse. Kęstutis Bartuškevičius neįžvelgia ir dabar jau Kauno rajono komanda atsako savo išpuoliu. Perdavimas iš kairio atakos krašto, tiksliau perdavimas žema trajektorija ir antrąjį įvartį šio vakaro rungtynėse pelno Kauno rajono komanda ir tą atlieka Filipas Dangubičius. 11 šio futbolininko iš Kroatijos įvartis, o šiame epizode taip pat sudalyvavo ir Kauno rajono komandos legionierius iš Rumunijos. Popescu, taip, būtent jis sudalyvavo šiame epizode, dar kartą matome šio epizodo pakartojimą, čia ir mane šiek tiek suklaidino šis futbolininkas, Timpa pažeidė taisyklės, o čia labai greitai žaidžia kamuolį Kauno rajono komanda, jau įsiveržė į varžovų baudos aikštelę Popescu, jo smūgis į vartus ir trečią kartą siunčia kamuolį į varžovų vartus Patrikas Popescu, čia be abejo dideli nuopilnai ir Giedriui Matulevičiui už tai, kaip jis greitai nusprendė įžeisti tą standartinę situaciją, Riterių ekipos futbolininkai buvo įsijungė iš to momento, nesureagavo ir viskas baigėsi puikiu Patriko Popescu smūgiu. Misaki Sato klaidino savo varžovą Misaki Sato ir toliau lieka ant kojų Japonas. Čia yra galimybė smūgiuoti į vartus, smūgis atliekamas ir 4-0. Filipas Dangubičius muša ketvirtąjį įvartį Vilniaus Riterių komandos vartus. Šį kartą didžiausi nuopelnai be abejo šiame epizode atitenka Misaki Sato, kuris suklaidino net keletą varžovų. O čia pažiūrėkime, Thompsonas Gavi, Filipas Dangubičius, štai taip žaidžia su kamuoliu. Ir Maiklas Tuikas. Maiklas Tuikas nusprendžia, kad šiandien Vilius Stabrys sausas iš stadiono neišeis. Galima sakyti taip, stūmė, laužė, kombinavo, Hegelman futbolininkai būrė varžovų baudos aikštelėje ir galiausiai išbūrė. Maiklas Tuikas gali oficialiai pasakyti I am back. Siuntė kamuolius iš standartinių situacijų baudos aikštelėje. Dabar Aleksas Souza, jo perdavimas, Filipas Dangubičius ir Giedrius Matulevičius. Pirmasis įvartis Hegelman komandos gretose šiam 26 metų futbolininkui. Toksai be abejo darbinis įvartis, bet kokie jau yra tokie, džiaugiamės ir be abejo džiaugiasi ir Hegelman komanda tokiais įvarčiais, o pribūriau. Sužaiskime lygiosiamis, nykiamis lygiosiamis, bet pasiimkime bent tą tašką vietoj pralaimėjimų. Alytaus Dainava buvo 0-0, dabar 1-1 ir įvartis! Patrikas Popescu, štai taip, tarsi iš giedro dangaus žaibas. Ir toksai Cristiano Ronaldo primenantis šuolis. Na, nepašykštėjo mums emocijų rungtynių pabaigai abi komandos. Patrikas Popescu ėmėsi iniciatyvos irgi kaip ir Lukas Ankudinovas. Na, čia reikėtų dar kartą pasižiūrėti. Marius Paukštė dabar netgi išėjęs iš aikštės. Už vartų negalima matyti. Lieka Hegelman. 4-0 pagal kampinius. Ir dabar tai yra pavojinga situacija. Galima mušti įvartį ir įvartis krenta. Ir įvartis krenta. 1-1 atrodo Giedrius Matulevičius taip žvilgtelėjo į Robertą Šmitą. Dar kartelį stebėkime šią situaciją. Na čia herojiškai Mantas Kuklys atrodo išgelbėjo iš pradžių, Mantas Kuklys išgelbėjo komandą. Perdamas į priekį. Bačiukų ir tęsiasi šis išpuolis. Smūgis į vartus ir Hegelman priekyje 2-1. Estevezas keliauja į komandos draugų glėbį. 67 minutę Hegelman veržėsi į priekį ir štai taip. Saulės mieste. Pavojinga situacija ir Hegelman muša trečią įvartį ir visiškai pasiteisinę keitimai. Dabar jau pasižymi ir
Ugočiukų Auduenį. Į tarpą tarp žaidėjų perdoja kamuolį ir Aleksas Sauza bando skersuoti kamuolį. Dar vienas bandymas ir krenta pirmasis įvartis. Puikiai sužaidžia Hegelman ekipos legionierių duetas. Aleksas Sauza atlieka rezultatyvų perdavimą, o įvartį muša Ogučiukų Auduenį. Legionierius iš Nigerijos savų sirgalių palaikymo. Dabar pavojinga Hegelman kontrataka ir muša. Taip, muša antrąjį įvartį Kauno rajono Hegelman ekipa. Techniškai varžovus suklaidino Gavi Thompsonas, paguldė klaidinamų judesių Mantą Bertašių ir parito kamuolį į vartų tinklą. Gargždų Banga, Kauno rajono Hegelman 0-2. Į Šiaulių klubą grįžo Deividas Dovydaitis. Ir dabar Maiklas Tuikas įspūdingai smūgiuoja galvą ir ar yra įvartis? Taip, arbitras po nedidelės pauzės užskaito įvartį. Maiklas Tuikas po keitimo pasirodęs puolėjas smeigia trečią įvartį į Gargždų Bangos komandos vartus. Laimėjo dvikovą dėl kamuolio. Ir čia galbūt proga, Sauzas smūgiavo, pataikė į varžovą, čia dar vienas smūgis ir trečiuoju bandymu galiausiai pavyksta įmušti. Iš pradžių Sauza bandė atlikti, tai po to Dangubičius, bet galiausiai pasižymi Patrikas Popesku. Galima juokaujant pasakyti, jog trečias kartas nemeluoja, būtent trečiuoju smūgiu šioje atakoje pavyko. Ir pakyla dabar Patrikas Popesku į antrąją rezultatyviausių žaidėjų vietą savo komandoje su 4 įvarčiais. A lygos turnyro lentelė atitinkamai užima 1 ir 4 pozicijas ir iš kamuolį, nes toje vietoje buvo labai daug kondenso. Čianais labai pavojinga situacija, smūgis į vartus ir štai tai pirmąją rungtynių minutę Kauno rajono komanda veržėsi į priekį ir įvarčio autoriumi tampa panašu, jog 17 numeris Patrikas Popesku. Būtent šis rumūnas pasižymė, puikiai ten sužaidė tame epizode Ogučiuko Auduenį, kuris viską atliko idealiai, atmetė kamuolį ties maždaug 11 metrų žema ir ten jau rumūnas pasiuntė kamuolį į pusę. Upstas, perdavimas į varžovų baudos aikštelę, smūgis galva ir 2-0. Štai taip, Filipas Dangubičius muša antrąjį rungtynių įvartį ir siunčia į tikrai labai stiprų knockdowną. Aikštės šeimininkų čia matome, kaip džiaugiasi šiuo įvarčiu ir Klaudijus Upstas, vos nenuplėšdamas marškinėlių Filipui Dangubičiui. Spėja žodiškai žaidėjus, kad nereiktų vėliau rodyti nereikalingų geltonų kortelių. Štai koks įvartis! Fantastiškas smūgis! Po kampinio pasižymė Patrikas Popesku. Neįtikėtinas šūvis. Ir debiutantų, taip kad galbūt Samuelio Kingo debiuto teks palaukti. Dabar ataka Patrikas Popesku. Jo bandymą žaisti taip ir Nauris Petkevičius. Pirmasis įvartis. Pirmasis Naurio Petkevičiaus įvartis šį sezoną. Ir sugrįžti į žaidimą mušant įvarčius. Thompsonas gali. Perimtas kamuolys. Dar vienas perdavimas. Patrikas Popesku gali smūgiuoti ir antras įvartis. Prabėgo vos kelios minutės ir štai prašau. Dvigubas smūgis. Nežinau, ar tai nokautas, bet mažiausiai knockdownas tai tikrai. Patrikas Popesku. 7. jo įvartis šį sezoną. Labai gerai Lėkšinas įmeta kamuolį Matulevičiui. Pastarasis prie baudos aikštelės. Perdavimas link tolimo viršo. Smūgis ir 1-0. 1-0 Filipas Dangubičius. Ir viskas prasidėjo, sakykime taip. Rezultatyvus perdavimas tai turbūt bus įrašytas Giedriui Matulevičiui, bet aš dar nemažai laurų atiduočiau Aleksandrui Lepšinui už greitą susiorientavimą situacijoje ir labai greitai išmestą ir aštriai išmestą kamuolį iš užribio. 6 numeris Vilius Armalas, 74 numeris čia Styvas Olava. Geras perdavimas ir Maiklas Tuikas pagaliau. Jeigu ne koja, tai galva ir muša antrą įvartį, o tai reiškia, kad Sūduvos situacija tampa dar sunkesnė. Na, vardinau žaidėjus, netgi šiek tiek nepamačiau
atakos pradžios, bet čia aišku Viliaus Armalo. Visai greta virpsto. Maiklas Tiuikas štai kaip meistriškai įveikia varžovo gynybą ir muša įvartį Filipas Dangubičius. 29 minutė, Kauno rajono Hegelman veržiasi į priekį. 1-0 akistatoje su Šiaulių komanda. Filipas Dangubičius kyla rezultatyviausių A lygos futbolininkų reitinge. 15 įvarčių jau įmušė šis kroatas, štai jo 15 įvartis. Atliks baudos smūgį iš maždaug 25 metrų ir tiesiai vartininkas smūgiuoja Patrikas Popescu, bet jo smūgiuotą kamuolį į vartus siunčia Filipas Dangubičius. Sveikina komandos draugai kroatą su įvarčiu. Ar jis bus įskaitytas? Taip, ko gero nuošalės nėra ir kauniečių kontrataka. 4-2 netgi išbėga kauniečiai. Ar sugebės realizuoti kiekybinį pranašumą? Patrikas Popescu gauna kamuolį, Filipas Dangubičius muša trečiąjį rungtynių įvartį. Ir antrąjį savo įvartį šios dienos mače. 3-1 veržiasi į priekį Kauno rajono Hegelman komanda. Jau per teisėjo pridėtą laiką Filipas Dangubičius muša. Svarbiausių pergalės prieš Šiaulius Kalvius Filipas Dangubičius šiandien taip pat bando daryti dalykus ir siekia pergalę savo komandai, o tą pergalę artina Aleksas Sauza. Jo tikslus smūgis po tikrai labai gražios atakos kairiuoju kraštu ir Aleksui Sauzai belieka kamuolį pasiųsti į vartų plotą iš viso labo metro. Siunčia linkėjimus Aleksas Sauza. Na, turbūt ir visiems žiūrintiems šią transliaciją. Kamuolys žaidime, perdamas arčiau vartų, smūgis galva, riteriai apsigina ir įvartis. Samuelis Odėojibo 72 minutę lygina rezultatą. Na, mūsų ekranuose Hugo Figueredo, nejaugi ten jis pelnė įvartį. Na, įdomu bus pamatyti epizodo pakartojimo, kas ten pasižymėjo, daug ten buvo kovos. Na, čia visiškai laisvas liečia kamuolį vienas žaidėjų. Na, nežinau, Figueredo arba Odėojibo kelti problemų. Matas Ramanauskas yra aktyvus aikštės vidurio žaidėjas. Dabar proga smūgis yra ir įvartis. Muša įvartį Filipas Dangubičius ir išveda į priekį Kauno rajono Hegelman komanda. Triumfuoja ten Andrius Kerla ir trenerių štabas. Na, žinoma, laukia dar daug tokių sunkių mačų, tačiau Filipas Dangubičius muša įvartį 86 minutę. Na, tas tolimas smūgis toks, žinoma, na, man atrodo, ten rikošetas buvo, nes taip, čia, na, taip aukštai žaidžia Nojus Stankevičius, dabar perdamas arčiau vartų. Proga dar vienam smūgiui ir 3-1. 87 minutė Kauno rajono Hegelman kontratakoje muša įvartį ir tą daro Denisas Bošnekas. Na, triumfuoja Kauno rajono komanda, na, atrodytų tarsi laimėjusi čempionų lygą, bet žinoma, kai atsilieki rezultatu 0-1 ir muši 3 įvarčius, tai tikrai yra stipru, bet vis dėlto. O čia labai grubi klaida, Bufas suklupo ir 2-1. Čia Filipas Dangubičius turi gerą šansą, Dangubičius ir kamuolys vartuose. Kauno rajono Hegelman išsiveržia į priekį ir nubaudžia Vilniaus Žalgirį už šią grubę klaidą aikštės viduryje. 29 minutę sugeba išvesti komandą į priekį Filipas Dangubičius, kuris dabar jau jungiasi į ataką Popescu, jungiasi ir Odueny, bet ir vėl Dangubičiui nesigauna atlikti tikslaus perdavimo ir rasti savo komandos draugų. O čia antras toks bandymas ir 2-0 Kauno rajono Hegelman komanda. Na, panašu, kad deda tašką šiose rungtynėse. Patrikas Popescu. Jo įvartis į visiškai tuščius vartus. Po Dangubičiaus perdavimo galva. Psichologiniai būkliai, kurie atsiliepia ir žaidimui aikštėje. Galbūt buvo prarastas tikėjimas, o... 2-1. Ir Giedrius Matulevičius. Giedrius Matulevičius po puikaus Alekso Sauzos perdavimo grąžina intrigą į šios dienos rungtynes. Graži ataka vėliau sezono viduryje, tačiau, kaip matome, oi, kokia situacija, perdavimas. 11 metrų baudinys. Baudinys ir labai svarbus momentas šios dienos rungtynėse. Ir taip,
Oi. Štai kodėl muša, o dėl įžo. Aš bandau įsivaizduoti, kas būtų, jeigu Mikelionis nejudėtų ant linijos. Na taip.